turi pasakyti, gal pasakyti. Tai yra pirmoji daina, kuri buvo išleista GNU licencija su copyleftu, ne copyrightu, kuriuos sužinosim vėliau. Ir atlieka GNU Stallmans kolektyvas. Taip, tiesiog galima daklausyti jas. Sveiki, esu Ruslanas Gržybovskis. Šiandien bus prezentacija, pristatymas atviro kodo, jos svarbos nūdienos visuomeniai. Jos svarba, iš tikrųjų, gan didelė, mes apie tai apžvelgsim, pašnekėsim. Taigi, su manim šią prezentaciją man padėjo ruošti Laurynas ir renginių organizavimo studija, kuri įsikūrusi visai nesenai, nauja. Jinai buvo dalis Unusual Project, savanoriškos organizacijos. Ir ant dienų jinai grinai atsiskyrė nuo Kauno filialų ir tapo atskira sava studija. Taip pat norėčiau padėkoti Natalijos Kazakovos kompiuterių mokyklai, kuris suteikė projektorių, ruošė skirtingų profilio IT kompiuteristus ir visus kitus administratorius, programuotojus ir puslapių dizainerius. Taip pat norėčiau padėkoti NVO Avilys, kuris suteikė man šitą salę
ir iškės elektrą ir visą kitą. Va. Taip pat šis renginys yra pirmas ir priklauso nuo to, kaip jisai pasiseks, kaip bus viskas, kokie bus atsiliepimai. Galbūt toliau mes kažką toliau darysim, galbūt nedarysim, pažiūrėsim pagal situaciją. Va, dar šiek tiek apie save, apie mane patį geriausią. Tai esu, vadinu save linuxistas, skaitau, kad mano tikėjimas yra linuxistas, nors esu katalikas ir tikiu Dievu, tikiu Dievą, ir Dievu, ir Dievą tikiu. Ir va, linuxistai dažnai netaip neatrodo, būna apžėlę, apaugę, čia sklecku ir dar kažko, matosi, bent kurio šoną miegoja, ir taip toliau. Va. Taigi, taip nesireguliuoja, taip reguliuojasi. Taigi, šiandien apžvelgsiu pagrindinės temas, tai yra kas yra atviras kodas, kur jisai naudojamas, kam jisai reikalingas. Taip pat atviras kodas, jis mus supa, pažiūrėsime, kurioje vietoje jis mus supa, kur jisai yra. Ir ar verta saugotis to atviro kodo, ar galbūt reiktų nesisaugot, ar gal reiktų žiūrėti įtariai, įdėmiai. Taip pat apžiūrėsime, kaip tai gali būti nemokamai, jeigu kažkas girdėjot, kas tai yra iš viso atviras kodas, tai žinot, kad tai yra, dažniausiai tai yra nemokama, kažkas nemokamo ir kaip tai, ar tai gali būti kokybiška. Tas nemokamas produktas ar gali būti kokybiškas, nes dažniausiai žinom, kad kažkokie nemokami daiktai, jie tikriausiai bus ar su kažkokiu broku, ar tiesiog kažkas kita. Taip pat paminėsiu šiek tiek apie atviro kodo bendruomenės ir konkurenciją, bendradarbiavimą bei ateities perspektyvas. Jeigu kažkokių kyla klausimų, idėjų, minčių, norit kažką papildyti, pridėti, pataisyti, visada prašom, nes būtent pati prezentacija irgi yra atviro kodo ideologija. Taigi, reiškias, kuriam visi, kaip ir buvo paminėta, ateikite ir čia dėl jūsų ir jums yra, ir su jumis yra kuriamas bendras produktas. Va. Kuris vėliau bus patalpintas internete, nemontuotas, taip kaip yra, tai ir yra. Va. Ir bus galima parsisiųsti, bus galima atsisiųsti skaidrės, galima galbūt atskirai garso takelį, galbūt atskirai video, pažiūrėsim. Ir dainas, kurios buvo prieš prezentaciją, irgi viskas bus pasiekiama. Taip. Taigi, šiek tiek prieš pradėdamas šnekėti apie atvirą kodą, norėčiau papasakoti apie interneto istoriją, šiek tiek galbūt priminti, dauguma iš mūsų žino ir jau patys dalyvavo arba, tarsi, gyveno tuo metu, kai viskas tas buvo rutuliojęs, jie tiesiog to nepastebėjo. Taigi, pati pradžia, ką aš skaitau, ką galima būtų sakyti kompiuterijos pradžia, tai būtų mechaninis kalkuliatorius, kurį išrado Paskalis, 1642, tai yra 1642 metais. Skaitau, kad tai yra pradžia visų kompiuterių, nes tai buvo atliekami mechaniniai skaičiavimai ne žmogaus mintyse, ne ant popieriaus, o tai buvo mašina, kuri tai atliko. Toliau 72 tų pačių 1600 metų buvo patobulintas Paskalio kalkuliatorius, Leibnicas, toliau 1801-aisiais Jacquard, kiek aš skaičiau Wikipedijai, gal kas žinot, kaip tiksliai tarėsi, išrado perfokortas,
žinoma, visur, kur mokiausi, visi, kur mokiausi kompiuterio istoriją, visi paminėjo Augustą Ada Byron, atsiprašau. Reiškia, 1842 metais buvo pristatyta pirmasis algoritmas, kuris buvo traktuojamas jau kaip programa. Tai yra kažkokia programa, kuri pasiimdavo duomenis ir vykdydavo tą programą. Šiais mašina buvo padaryta ir būtent jos algoritmas buvo suprogramuotas, tai buvo pirmasis algoritmas, kuris buvo suprogramuotas kompiuterėje. Toliau 1880 buvo perfokortuose saugomi duomenys. Perfokortus tikriausiai dauguma iš mūsų yra matę. Labai fainas dalykas. Toliau 1935 ir 1938 buvo pabaigtas įgyvendinti Z1 projektas, jeigu aš neklystu, Zure, mokslininko, kurio pavardė Zure atrodo. Jisai padarė pirmąją tokį kompiuterį. Tai yra, teorinis modelis buvo pradėtas kurti 1935-1936 pabaigoje jisai pabaigė sugalvoti, kaip tai turėtų būti, ir nuo 1936 buvo pradėtas jisai statyti ir pagaliau 1938 jisai pasibaigė, reiškia, jisai padarė. Z1 tą mašiną, jis skaičiavo, reikia turėti omeny tai, kad nuo 1937 metų jis jau pradėjo projektuoti Z2 kompiuterį ir buvo jau 39 metais pastatytas Z2 kompiuteris. Tai toksai buvo labai greitas. Taip pat 1937 metais iki 1952 ir iki 1952 pilnai buvo pagamintas ABC kompiuteris, trumpinys. Dabar pilno pavadinimą tikrai nepasakysiu, gal kas žinot, mokot, atsimenat, pamenat, ne. Va, aš irgi nelabai ten Wikipedia. Taip, 1946 metais tikriausiai dauguma iš mūsų žinot, kas kažkiek mokėsi informacinės technologijas, tai yra mašina ENIAC, kompiuteris ENIAC, vadinasi būtent taip, aš būtent irgi neatsimenu iš šifravimo, bet tai buvo vienas iš jau tokių rimtesnių, viena iš rimtesnių skaičiavimo mašinų, taip, lietuviškais terminais šnekant. Taigi, toliau sekantis stulpelis tai yra jau šiek tiek kitokio pobūdžio techniniai laimėjimai, tai yra buvo 1947 sugalvotas tranzistorius, jis buvo 1955 pritaikytas ir pradėtas taikyti plačiai auditorijai, paleistas į masinę gamybą. Taip pat 1960 metais IBM išleido į atvirą naudojimą daugumą savo operacinių sistemų, taip, trumpinys OS ir PI, programinė įranga. Programinė įranga tai yra programa tokia kaip Wordas, Excelis, Writeris, Kalkas, kalkuliatorius, tas pats kompiuterį, kurį mes iššaukėm, Mozilla, Firefox'as, naršyklė ir daugybė kitų programų. Tai yra programinė įranga, o operacinė sistema tai būtų Linux'ų visa šeima, Unix'ai, BSD šeima ir Windows šeima. Va. Operacinė sistema yra atsakinga už darbą. Čia būtent maždaug yra ištrauka iš revoliucinė operacinė sistema. Ir mes Richardas Stallmanas mini tai, kad operacinė sistema yra nepastebima ir vėliau apie Richardą Stallmaną bus, yra nepastebima ir jinai atsakinga tik tais už tarpusavio programų, tarpusavio bendravimą. Jinai pačiam žmogui yra visiškai nematoma ir turi būti nematoma. Kuo labiau jinai nematoma, to ir jinai profesionaliau yra padaryta. Va. Taigi,
1962 metais irgi vienas iš galbūt tokių stambesnių ir didesnių atsiradimų, tai yra ARPANET tinklas Amerikoje. ARPANET tinklas Amerikoje 1960 metais. Ir matot, tai yra daugtaškis, tai yra ir klaustukas. Buvo sugalvota iki, tai yra daugtaškis ir klaustukas. Ir buvo sugalvota RFC, Request for Comment, reikalauju jūsų nuomonės. Na, paprašau jūsų nuomonės. Tai yra metodologija, tikslesnis būtų žodis negu technologija, metodologija, kaip kurti standartus, kaip kurti programinį įrangą, kaip kurti kažkokius reikalavimus. Kaip suprast, kažkoks žmogus sugalvoja, aš dabar sugalvoju, kaip čia daryti kažkokį siųsti paštą, naujai siųsti paštą. Aš surašau, visus, kaip ten viskas turėtų atrodyti, kaip viskas turėtų eiti ir įdedu į internetą. Kadangi aš sugalvojau, kaip tai atrodo, aš tikriausiai galbūt nežinau, kad taip negali būti, ne? Nes dažniausiai visos idėjos naujos kyla iš to, kad žmogus nežino, kad taip negalima. Ir dėl to, tarsi, ir Leonardas da Vinčis, atrodo, pradarė tą lėktuvą, pirmą teorinį modelį ir taip toliau. Tai žmonės nežinojo, kad mes tiesiog negalim pakilti į orą ir taip toliau. Parašau, aš noriu padaryti kažkokią pašto sistemą, kažkokią kitą. Ir žmogus, kuris išmano, kaip tai turėtų būti, pavyzdžiui, kaip kompiuterį, ar ten gali taip realiai pereiti tie duomenys. Jisai pasako, čia taip negali. Tada kažkoks kitas žmogus, žinau, kad per šitą vietą galima tada prasukti ir, visi taip subėga, kam patinka šitą idėją arba kas labai didelis kritikas, nes dažniausiai rašo tokius dalykus tik tie, kam labai nepatinka arba tie, kam labai patinka, nes visiems kitiems būna dzin. Ir surašo, visi, kaip jie nori, kaip jie galvoja, kaip tai gali būti ir tokiu principu, jeigu neteina kažkiek ten mėnesio, kažkiek metų, kažkiek atnaujinimai, tada šitą visą dokumentą jau su visais autoriais galima jau laikyti kažkokių standartų, bandymų į standartą. Taigi šis modelis naudojamas iki šiol. Būtent dėl to aš ir padėjau tą daugtaškį ir klaustuką, ar nežinia, ar jisai kada nors bus pašalintas. Dar kitaip jisai galbūt vadintųsi bazar, ir katedra ir bazaras, ir turgus, Cathedral and Bazaar metodologija. Taigi, 1968 metais mikroprocesorius. Mikroprocesorius atėjo į rinką, jisai buvo plačiai taikytas. Pirmasis, žinoma, kas išleido procesorių, mikroprocesorių, gal žinot? Pirma, kuri yra žinoma ir gamina iki šiol geriausius procesorius, tai yra Intelis. Taigi, Intelis 1968 metais išleido pirmą mikroprocesorių. Taip. Ir 1969 metais yra traktuojamas, laikoma, kad tai yra gimtadienis interneto. Ir 71 metais tai yra sujungta jau 15 mazgų. 15 mazgų, kaip suprast, kas yra mazgas? Mazgas yra kompiuterių tinklas. Pavyzdžiui, mes sujungtume į tinklą visą šitą pastatą ir tai skaitytųsi, grubiai tariant, tai skaitytųsi kaip kažkoks mazgelis. Ir, tokių mazgelių, o tie mazgeliai tuo metu buvo 1921-69, tai buvo universitetai ir universitetiniai miesteliai. Tai yra vienas mazgas, tai yra vienas universitetas su galbūt porą vadinamų dabar barakų pajungta į tą tinklą. Ir tokie mazgai, tokie tinklai susijungia ir jų 71 metais jau buvo apie 15. 1973 metais elektroninis paštas. Bene toks pat, kaip yra dabar.
trumpai, jeigu tai, taip pasakyčiau. Toliau 1982 šitas. TCP/IP buvo priimtas standartas. Ir 1990-ieji 11 mėnesio, tai yra lapkričio 12 dieną, valio atsirado hipertekstas. Hipertekstą mes iki šiol naudojam, jo jau yra 5 versija. Tai yra pats internetiniai puslapiai, kuriuos mes naršome. Jie atsirado, kaip matot, 1990-aisiais, pakankamai nauja ir niekas to galbūt nežinojo. Aš irgi nežinau. Taip pat prieš pereinant prie sekančios skaidrės norėčiau pasakyti tai, kad galvojau šį renginį daryti visiškai atsiriboti nuo kompiuterių. Bet paskui ir kalbėti vien tik apie atvirą kodą, bet paskui kuo daugiau gilinos, tuo labiau supratau, kad kalbėti apie atvirą kodą ir nekalbėti daug ir daug nuobodžiai apie kompiuterius yra neįmanoma, nes tik kompiuterių dėka jis ir gimė. Tarsi, jisai buvo įvardintas kaip atviras kodas. Taigi, interneto istorija ir, kas pamenat, koks turėtų būti pirmas punktas? Atviras kodas, kas jis yra, ir, reiškia, antras turėtų būti atviras kodas, jis mūsų sąvokas. Taigi, kas yra atviras kodas? Atviras kodas, kaip matot iš skaidrės, tai yra pirmoji pusė. Taip, tai yra pasakėčios, kažkas labai suprantama, receptai irgi labai suprantama, jeigu nežiūrėsim gilin, čia šitą beveik nėra. Muzika ir vaizdas, aš norėjau pavadinti video, bet paskui mano draugė man pasakė, video čia lietuviškas žodis ir aš pagalvojau, kodėlgi ne vaizdas? Vaizdas paskui. Gal turit kažkokių idėjų pakeisti tą video, paskui turėsit. Taigi, receptai irgi yra viskas suprantama, muzika irgi suprantama, tai yra iš muzikos pavyzdžių, kokius žinot muzikos pavyzdžius, kurie galėtų būti atviro kodo. Taip, tai yra liaudies dainas. Liaudies tautosaga, kai susirinkdavo žmonės po darbo, pasiimdavo ten ar birbynę kokią, ar kokį kitą instrumentą, nebūtinai Lietuvoje būtų, tai gali būti ir visur kitur. Tiesiog žmonės tai naudoja, tai yra pasakėčios, liaudies dainos, receptai. Mama dukrai sakydavo, tu ten dėk šitą, ten pažiūrėk, vadin gėlių paimsim čia, o primėsim, buvo labai skanus. Ir labai sveika, ne vėlgi vaistažolės ir jų mišiniai. Tai yra nuo pat senovės vykstantis darinys, tai yra vykstantis procesas. Ir tas atviras kodas tai nėra kažkoks naujadaras ir jis tiesiog dabar yra įvardintas, kad būtent atviras kodas. Tai yra atviras kodas. Mes dabar tai pavadinam atvirą kodą. Žmonės tai naudoja ir nesusimąsto, kad tai yra būtent atviras kodas, kad tai yra nemokama, tai yra laisva, dar kažkaip. Taigi, pasakėčios, receptai, vaistažolės jų mišiniai, muzika ir vaizdas. Vaizdas galbūt jo atsirado jisai vėliau, bet spektaklis tas pats. Tai vėlgi kažkokie vaidinimai, kuriuos darėsi žmonės patys savo, tai buvo, pavyzdžiui, kokį, žinot, pavyzdžiui, kiek aš prisimenu tokį iš atviro, kurį darė visi žmonės tikriausiai senesniais metais, tai yra jaunesniais metais, kurį beveik visi darė. Galbūt žinot kažkokį vaidinimą, kokie būdavo? Vestuvės. Prašau? Senelio šalčio. Taip, senelis šaltis, bet tai yra, kiek suprantu, tai yra pakankamai nauja šitą, bet aš dabar sugalvojau vestuvės. Vestuvės ten buvo. Vestuvės, taigi piršlys, ten karti piršlį, svokti, tenais čigonais persirinkdavo, ten paskui. Jo, tarsi, viskas tas kažkoks spektaklis, davai dar ir taip
davai dar ir taip, davai čia, tipo, davai tenais pavogiam, ten nuvogiam, ten atsisėda, žinai, ten piršliai, ten atsisėda ten prie stalo, užimsim, užrezervuosim tą vietą ir turėsim išpirkos pasiprašyti ten ir taip toliau. Tai yra va, tas būtent tas varikliukas, kuris suteikia, kada žmonės, tas ir yra atvirumas, kada žmonės patys, taip, neužmygo, patys sugalvojo ir kažką patys nuo širdies pateikia, ne? Reiškia, užbėgant už akių gaunasi tai, kad tas negali būti blogai. Nes jeigu žmogus nuo širdies tai daro, jisai vat nori tai padaryti ir jisai darys tai gerai, tai negali būti blogai. Tai būtent tas jau ir parodo, kad tokie produktai, jeigu jie yra daromi kokybiškai ir jie yra daromi, tai ne kokybiškai, jie daromi iš širdies ir gerais, tik tai gerom paskatom, tai jie tikrai bus geri, kokybiški. Taip. Man tas klausimas ir mintis, tai jeigu dabar susėti šitos renginius su atviru kodu, taip išeina, kad jo turėtų mažėti, nes tie liaudės tradiciniai dalykai, jie yra seni. O dabar va šiais laikais, kas kūrėsi, tai tokių dalykų kaip ir naujų nekyla žmonėms. Jie galbūt patys senesni dalykai, čia gera idėja jo, jie galbūt patys senesni dalykai, jie galbūt ir nevyksta, bet aš, pavyzdžiui, matau, kad labai daug yra atsinaujinančių tokių šitų niuansų, o pastebiu tokių naujų, tokių atsinaujinančių tendencijų, galbūt tas žodis. Prašau? Taip, tarsi viskas eina link, pavyzdžiui, aš 90-aisiais metais, kai gyvenau, ne, ir mokiausi mokyklą, aš negirdėjau taip labai stipriai apie baltų mitologiją, nieks nešnekėjo realiai. Taip, mūsų gatvės, kur aš gyvenau, buvo Žemyna, Medeina ir Gabija, ne, tai yra deivės, ten, žemės, Žemyna, ne, Gabija miškų, jeigu aš neklystu, taip, ugnies, ne, ir Medeina miškų. O miškų? Va, tai yra, bet daugiau kažkokių tokių, o dabar, va, šiuo metu, ne, tai yra, vyksta daugybė festivalių, daugybė paskaitų, žmonės, aš matau vis gatvėje daugiau žmonių, kurie jau tuo gyvena, tarsi mano, pavyzdžiui, gerbiamas mokytojas Žubalis istorijos, būtent tuo jisai gyvena, jisai rengėsi, jo apranga visa lininiai drabužiai, dabar pasižiūrėjau kalvystę. Arba kamufliažas, taip. Tarsi kalvystė labai pradėjo vėl vystytis, tai yra visi senoviniai tokie amatai, kas traukia po tokio amato sunkaus, traukia ir senoviškai ir pasilinksminti. Beje, yra netgi draugijos, kurios atsijungia nuo žmonių, nuo tokių kaip mes, ir jie gyvena atskirai. Jie gyvena pasistato savo palapinės ir tenais turi, reiškia, darosi šarvus, organizuojasi visokius riterių kovas, užimimą pilių ir taip toliau. Tai yra, viskas tai daroma yra gyvai, be jokių papildomų apsaugų, jie grinai gyvena, pavyzdžiui, susidarė 18 amžių. Po metų ar ten po 2 susitinkam 18 amžių. Ir taip, kaip yra rasta archeologų, būtent toj teritorijoje, būtent tik taip ir apsirengė. Jokių papildomų apsaugų nieko nėra. Ir būtent tas suteikia, tarsi, tai yra labai pavojinga, bet tai suteikia žmonėm ir to aš matau vis daugiau ir daugiau. Nes vienas iš variantų, tai yra žmonės civilizuotam pasaulyje, tai yra padaryti taip, kad jis sureguliuoti taip, kad jisai tiesiog ateitų namo, po darbą pažiūrėtų teliką, tupai, eitų miegoti, rytoj darbą, savaitgalį pailsėtų ir žiūrėtų visą savaitgalį teliką, nueitų į parduotuvę, išleistų pinigus, grįžtų, reiškia, ekonomiką. O būtent žmonės, nekuriem tai nusibosta, nenori taip gyventi, ir jie, reiškia, bando kelti, bando tas šaknis, nes juose mato, buvo jėga. Nes būtent tuo metu Lietuva, pavyzdžiui, nešneku apie kitas valstybės, galbūt jom yra taip geriau, bet Lietuva tuo metu, kai buvo tokia ideologija, būtent tokia santvarka, būtent tokie žmonės, būtent taip gyveno, Lietuva buvo didesnė šiek tiek.
nu, tarsi, šiek tiek buvo. Tarsi, nesakau, kad tai buvo vien tik tais Lietuva, ne? Jie dabartinė Baltarusija, ne? Kurie dabar neblogai gyvena. Galbūt Lenkija, ne? Tarsi, irgi įėjo į tas. Tarsi, tai nebuvo vien tik tais Lietuvos nuopelnas, bet tai buvo. Ir tiek. Va. Taip, grįžtam prie prezentacijos. Dabar norėčiau paminėti būtent šitos du punktus, tai yra Open Call ir Vorės alus. Žinom, kad aludariai tai nenaujovė visiškai ir irgi tai yra gan senokas išradimas, bet yra visi aludariai, jie perduoda tą savo žinojimą. Kam? Kažkiem savo pasiekėjim, tai yra vaikam, arba žmogus atėjo, o čia jisai gyvena vien tik su tuo aludariu ir jisai jau tik tuom ir užsiema. Tai yra, būtent šitoj vietoje ir yra tas jau gaunasi uždaras kodas. Tai yra, taip, tai yra dalinai atviras, bet tai yra uždara erdvė, nes tai nėra pasiekima visiems. Produktas taip yra pasiekimas visiems, galbūt nemokamai, tai jau yra irgi kita samprata šitokio bendravimo, tokio patikimo, tai yra kita samprata. Tikrai dabar tiksliai nepasakysiu, kaip tai gali būti pavadinti. Taip, ir, reiškės, iš tokių produktų, kurie yra uždari, susirinko bendruomenė ir pasakė, ne, mums tai nepatinka, mes padarysim savo. Ir jie padarė Coca-Colos analogą, Open Cola, yra receptas, aš dabar nepasakysiu, nes nesugebėjau išversti Arabic Gum, kas tai yra, to reikėjo 10 mg, o visą kitą tai nesu plius minus aišku. Taip, ir toliau Vorės alus. Vėlgi, tai yra atviras kodas, tai yra kaip galim pasigaminti būtent konkrečios rūšies alų. Ir yra netgi, ne tai, tarsi negalvokit tiesiog receptas. Ne, tai yra viskas aprašyta, kaip pasigaminti tuos įrankius, kuriais tu darysi tą alų. Ne tik šiaip savo, ne? Bet visa. Va. Visa technologija, viską. Taip. Toliau yra operacinė sistema, techninė įranga, copyrightas ir copyleftas. Ir licencija. Atrodo, licencijos taip rašas, tai ne licencijos, o licencijos. Tik tarėsi licencijos. Kažkaip. Tai aš mėgstu tarti licencijas. Va. Tai va, reiškės, tęsiant šiek tiek dar, galbūt techninį įrangą, aš labai ilgai dvejojau, kur ją patalpinti. Ar ją čia, ar dėti čia pačioje. Techninį įrangą pati iš tavęs, jinai atrodytų, ką jūs galvojat, kai yra techninė įranga čia parašyta? Aparatūra. Nu kokia, kam jinai skirta? Viskam, filmą, muzikai. Kompiuteris, monitoris. Taip, nu tai yra, būtent, teisingai, tai yra kompiuteris, monitorius, muzikai, video, tai yra viskas kažkaip dabar, muzika, video man yra iš karto kompiuteris. Nežinau, kaip jau man tai yra iš karto kompiuteris ir tik kompiuteris. Ir bulvių patkavimo mašina. Taip, būtent techninė įranga. Viskas, taip. Ir reikia paminėti tai, kad labai didelių yra laimėjimų būtent atviro kodo medicinos srity ir namų automatizavimo srityje ir kur dar buvo labai dar vienas paprastas dalykas. Artificial intellect, kaip čia bus lietuviškai? Dirbtinis intelektas, taip, dėkoju. Va, tai yra dirbtinį intelektą irgi labai didelė plėtra buvo, o buvo didelė plėtra, kaip jūs galvojate, dėl ko? Dėl to, kad kas ir užvirė visą šitą košę, dirbtinį intelektą labai ilgai studijavo ir rašė didžiulius darbus Richardas Stallmanas. Tai būtent dėl to ir yra,
labai didelis indėlis į dirbtinį intelektą iš būtent... Kas jis toks? Šiek tiek minutėlį ir bus visai kitai skaidriai. Taip, taigi, būtent jisai buvo pirmasis, kuris sugalvojo GNU GPL licenciją. GNU GPL licenciją. Jisai ją parašė. Tai buvo irgi pirmasis žingsnis, tai buvo kažkas, wow, tuo metu tai buvo, ohoho, kaip čia taip ir wow. Taip, ir dabar nuo tos licencijos yra gimę labai daug skirtingų licencijų tipų, tai yra pat GPL-as, GPL-as pirmas, antras, trečias, LGPL-as, AGPL-as, GNU, Free Document License, FDL-as, tai yra Kas tas GPL? General Public License, bendra vieša licencija. Toliau Free Documentation License, laisva dokumentacijos licencija ir CC, dėja, atsiprašau, kad neteisingai užrašiau, turėtų būti šita C išvirkščiai. Nes būtent copyrightas, būtent šitoje vietoje ir būtų copyrightas, gal žinot copyrightas ženkliuką, kaip atrodo? Tai yra apskritimas ir jame C raidė. O copyleftas lygiai tas pats apskritimas, tik C raidė į kitą pusę. Ir būtent Common Creatives, Creative Commons, Creative Commons, pasirašiau, nereikia, nepainičia. Jie ir atstoja būtent šitas abidvi licencijas. Taip. Labai geras klausimas. Norėjau tai sakyti, bet galbūt iškrita. Tai yra, copyrightas saugo gamintoją. Tai yra, aš gaminu kažką, nesvarbu, mašiną, kaip jau mes supratome, ne? Mašiną gaminu programinį įrangą. Tai copyrightas saugo mano teisės. Tai yra, kad naudotojas negalėtų nuvažiuoti tenais kažkur, pavyzdžiui, nuvažiuoti, pavyzdžiui, Kubą. Ne? Jeigu amerikietiška mašina, tai tikriausiai bus licencijai, kad naudotojas negali važiuoti su jie į Kubą. Toliau, jeigu tai yra programinė įranga, amerikietiška, tai tikriausiai bus, kad negalima teikti paslaugų Kubai, negalima teikti paslaugų Kubos piliečiam, nes Amerika turi įtemptus santykius su Kuba. Pavyzdžiui, jeigu paimsime vieną iš tokių populiaresnių produktų amerikietiškų programinių įrangų operacinių sistemų, tai yra Solaris, jo licencija neleidžia teikti, jokia licencija, netgi mokamų Solarį, neleidžia teikti paslaugų Kubai, nebent yra specialus sutikimas. Nes Amerika turėjo su Kuba blogų santykių, aš nežinau, gal jie ir dabar iki šiol turi. Taip, visiškai teisingai. Tai yra ir būtent šitoj dėl to. Taigi, tai yra copyrightas. Kasgi yra copyleftas? O copyleftas tai yra ta licencija, tie nurodymai, tie dokumentai, kurie saugo naudotoją. Ir tik naudotoją. Tai licencijai nėra taip svarbu, kaip buvo copyright'e, tiek svarbu nebuvo naudotojas, tai čia nėra tiek svarbu kūrėjas, o copyleftas jisai sako, kad principas, kiek supratau, tai yra apie licencijas aš dar ruošiuosi daryti vasaros pabaigoje prezentaciją būtent apie licencijas visas, bet copyleftas jisai sako, kad jeigu tu paėmei programuotojai, kuris platina programinį įrangą, jeigu tu paėmei šitą produktą, kuris yra su copyleftu, jis yra nemokamas ir tu atlikęs belenkokius pakeitimus, ar ką tu ten padarysi, ar tu visiškai perrašysi viską, tu negali šito produkto, tu gali jį pavadinti kitaip, tu gali dar kažką padaryti, bet tu jį negali padaryti mokamą. Kaip tu besuk, tu negalėsi jų padaryti mokamą, jeigu tu paėmė nemokamą, reiškia, ką tu be padarai, tu viską turi padaryti nemokamą. Jeigu aš perdarysiu net pažįstamai, taip aš jeigu perdarysi net pažįstamai, paimsiu idėją, pažiūrėsiu, kaip tai padaryta, bet padarysiu kitaip visai.
Jeigu savai padarysi, tai tiesiog pasiremsi. Tai vėlgi čia jau, sakau, šitoje vietoje aš nežinau, aš dar neskaičiau visų licencijų iki galo, dėl to aš tiesiai negaliu pasakyti. Tada jau tu pati licencijuosi savo. Taip, bet tai būtų taip, bet ir būtent grįžtant, tai tenais bus, man atrodo, šitoje vietoje buvo pasakymas bendruomenė ir teisės, būtent šiandien aš ir galvoju būtent tai pasakyti, kad jeigu tu gyveni atvirų kodų arba laisva programinė įranga, tai būtent tu pasidarysi savai, bet tu pasakysi, kad idėja man padėjo realizuoti arba padėjo, tarsi, suvokti, suformuluoti, subrandinti būtent tas produktas arba būtent tas autorius. Ir būtent tas ir yra pagarba, tarpusavio pagarba, kuri yra atviro kodo, turėtų būti atviro kodo ir laisvos programinės įrangos naudotojų. Tai yra būtent pati ir tai yra idėja, kad tu ne tik kažką pasiėmi, bet tu ir pasakai, kad tai ne tavo, kad tai yra pasakėčia, o ne mano esė arba ten kažkoks grožinis literatūros kūrinys. Tai ne mano, tai yra pasakėčia. Ir aš ją tiesiog Čia panašu kaip Eurovizijai, va tos dainos, ne? Čia kiekvienam reikia sukurti savo dainą, nepanašiai kieno, tai ir kiek būna, kad išmeta tą dainą, nes panašu į pernai skambėjusią. Taip. Tai čia va kažkas gal su panašu. Nu, jo, tarsi, būtent atvirą tą nemokamumą, tą laisvumą galima prie... Taip, prašau. Taip ir nesupratau, tai, GPL licenzija, tai su copyleftu jinai? Taip, jinai yra su copyleftu. Tada dar kitas klausimas, jeigu aš naudoju kažkokį, tarkim, komponentą, kuris yra pagal GPL licenziją, sukurti kažkiam produktui, kuris nebus GPL, pagal GPL licenciją, o bus, ta prasme, komercinis. Tai ar pagal tą licenciją, ar aš turiu visą produktą daryti GPL licenzijos tarkim? Ar tik tai tą dalį, kurią panaudoju, galiu pateikti kaip atveju? Dabar konkrečiai, reikia žinoti pagal konkrečiai, kurį GPL-ą, ar antrą ar trečią. Ir principas yra toksai, kad jeigu nemodifikuoji to, būtent, jeigu tos bibliotekos, ir jinai yra įterpiama tiesiog į tą produktą, nemodifikuojama. Tai kaip ir nuoroda į tai, kad yra naudojamas tas produktas. Ir viskas. Ir dar tada pastaba dėl paskutinės skaidrės, tai kad vis dėlto... Šios. Ne, prieš tai buvusios. Kad reikia paminėti tai, kad atviras kodas atsirado tada, kai atsirado uždaras kodas. Nes realiai jis visada žmonės tiesiog dalindavosi tą informaciją tom programom, tik tai galbūt tas dalinimasis nebuvo toksai akivaizdus ir uždaram kažkokiam rate. Dėl prisiminus personalinio kompiuterio gimimą, kai Steve Wozniak jį sukūrė, būdavo net pačios kompiuterio schemos, ta prasme, visos schemos, mikroschemos, buvo keičiamasi ta informacija, kol neatsirado mokamas kodas ir tada tiesiog buvo pasinaudota jų idėja. Taip, aš manau, reikėtų paminėti. Taip, būtent sekančią skaidrę aš tą ir planuoju paminėti, tik šitiek, aš paminėsiu ir pamatysim skirtumus, kuriuos aš suradau ir kuriuos paminėjau. Taigi, kaip gimė atviras kodas? Būtent dėl šitos skaidrės aš ir pagalvoju, kaip šnekėti apie atvirą kodą, jeigu mes nešnekėsime apie kompiuterius. Tarsi tai yra neįmanoma. Matom, taip, R. Stallman, tai yra Richardas Stallmanas, 1983 metais rugsėjo 27 įkūrė, pradėjo kurti organizaciją GNU. GNU pavadinimas yra, kaip jis vadina, programiščiaus akronimas, kuris išsišifruoja sekančiu būdu. GNU, ne Unix. O Unix yra operacinė sistema.
Ir būtent akronimas tai yra, kai pirmas, būtent jo, kaip jisai pamini pats Richardas Stallmanas, kad GNU yra toksai, tas būtent tas programikė tokia smaigžti, kuri iššifruoja taip, kad pats pirmas žodelis ir yra tas pats akronimas. Tai yra būtent tas ir yra džiugu, tas labai džiugina. Ir jeigu jį tęsti toliau, tai esmė nepasikeičia. GNU, ne Unix, ne Unix, ne Unix, ne Unix, ne Unix, ne Unix. Ir šaukštukas. Va. Taip. Toliau tas pats žmogus, Richardas Stallmanas, 84 metais pilnai įkūrė ir užregistravo būtent tą GNU organizaciją. Vėliau jisai pas tą GNU organizaciją vykdė principas. Kas buvo? Reiškia, va šitoj vietoj ir yra prasideda tas pasakojimas apie tą mokomumą, nemokomumą ir taip toliau. 1975 metais atsirado e-mailas į Grupsą, kuriame, spėkit, kas rašė. Kas? Neatspėsit, bet jeigu mes, prašau... Microsoft'o įkūrėjas? Taip. Bill Gates rašė 1975 metais savo manifestą, kuriame paminėjo tokius niuansus, kad man nusibodo praleisti 3 metus prie programinės įrangos, išgaudyti visus joje esančius keblumus, bagus vadinamus, vorelius, tai yra skylutes visas išgaudyti, užlopyti, sudokumentuoti tą visą produktą ir už tai negauti nieko. Ir dar netgi žmonės ateina ir skundžiasi. Ir dar reikalauja, kad aš dar kažką pataisyčiau ir kad jam veiktų. Ir būtent jam tai nepatiko ir jisai pasakė, aš noriu daryti uždarą kodą ir uždarą programinę sistemą, nes žmogus turi mokėti ne tik už geležį, su kuria gauna nemokamą programinę įrangą, bet jisai turi mokėti ir už programinę įrangą, kuri yra kokybiška ir padaryta tvarkingai ir dokumentuota, išgaudytos visos skylės. Taip. Jis, kai, tą rašė kažkokią programinę įrangą, taip. Tai jis rašė darbe? Ar sėdėjo namuose ir rašė? Tai buvo ne darbas, tai buvo universitetas, tai buvo universiteto bendruomenė ir tai nebuvo jo darbas, tai buvo jo hobis, jo tarusme kažkoks, galbūt ir uždarbis, taip, atsiprašau, taip, buvo uždarbis. Tai reiškia, jis gavo pinigus su to? Jisai gavo, sakė, $2 į valandą ir į dieną, aš dabar nepamenu. Bet kaip mes galvojam, kad nenorim dirbti? Taip, yra tas dalykas, bet tarsi, būtent jisai pasakė tą idėją. Tai yra, būtent tą idėją atsišaukė daugybė žmonių ir jie, reiškia, susijungė, įkūrė Microsoftą, Microsoftas pradėjo, reiškia, gyvuoti ir, kaip matote, kada buvo pradėta engti, ir būtent Richardas Stallmanas, vėlgi tame pačiame filme Revolution OS, revoliucionarijo operacinė sistema, pasakė tokią idėją, kad čia turiu pasirašę šiek tiek. Aš nuo vaikystės buvau auklėtas dalintis, o aš turiu obuolį. Aš išeinu į lauką, aš jį valgau ir matau mano draugas, jisai dabar neturi obuolį. Aš jam atlaužiu pusę arba duodu atsikastis, mes kartu suvalgom tą obuolį. Aš turiu ten sumuštinę, tarsi atsinešiu, šiandien aš atsinešiu, vakar jisai buvo atsinešęs, aš su juo pasidalinu, Mane numokė tai nuo mažens ir tai buvo teisinga, buvo neteisinga nesidalinti. O dabar, sako, atsirado programinė įranga, kad aš nusiperku kompiuterį, nusiperku geležą ir geležį, taip.
Taip. Tai ir vynus keptus išmesdavai per langą, kad pasidalintum savinką. Taip, dėl to išmesdavau vynus. Jo, buvo tas atvejis, kai pasidalinau su gyvūnėliais esančiais po balkonomis už vynus. Va, visi šiltamas. Jo, buvo. Cėlą. Va, reiškės sako, kaip dabar aš nesidalinsiu? Kaip aš dabar nesidalinsiu, jeigu mano prigimtis man sako dalinti su savo artimu, ne su visais žmonėm, ne pabrėžiu. Būtent nereikia painioti šito dalyko. Jisai sako dalinti su artimu, kuris yra lygiai toksai pat kaip ir jisai. Reikia su juo dalintis. Ir dabar jam nusipirkęs kažkokį serverį, arba kai jam davė kažkokį serverį, tą skaičiavimo mašiną, jisai negalėjo dalintis su visais. Ir tai buvo, kaip suprast, kaip aš galiu nesidalinti. Tai buvo tokia didelė bėda. Didelė bėda ir jisai to nesuprato, kaip jisai gali dabar nesidalinti. Va. Nu, ir būtent šitoj vietoj 1983 rugsėjais 27. Ir jisai būtent pradeda organizuoti būtent va šitą visą dalyką. Taip, toliau tai yra GNU organizacija, kurie buvo pagrindinė idėja, reikia susikurti savo operacinę sistemą, kuri būtų nemokama. Kai atsirado 83 metais šitą idėją, buvo pradėta rašyti, daug susirašinėjo žmonės ir prieita buvo išvados, kaip mes galim padaryti nemokamą operacinę sistemą, visiškai laisvą nemokamą operacinę sistemą, netgi ne nemokamą, o laisvą operacinę sistemą, be laisvų įrankių. Taigi jam reikėjo parašyti viską su nauja ta GPL licencija, kuri leidžia, būtent tą visą nemokamumą. Taip, 83 jisai pradėjo, jie susirašinėjo, 84-aisiais įkūrė organizaciją GNU, 85-ais FSF, Free Software Foundation, laisvo, ne nemokama, o laisvos programinės įrangos asociacija, galbūt kažkas taip, Foundation, jau žinot, kaip išversti. Fundacija, ne, organizacija. Taip. Toliau, 91 metam buvo beveik viskas padaryta išskyrus GNU projektas. FSF buvo beveik viską padaręs, išskyrus, kaip Ričardas Talmanas pasakė, 2 dalykus. Ir tai buvo operacinė sistema pati iš savęs ir išbaigta ir valdikliai, driveriai, kitaip tariant. Jie dar nebuvo pilnai parašyti. Būtent šitoj vietoj Linusas Torvaldsas, vėlgi tam pačiame filme pasakė, jeigu tais metais 91-aisiais jau būtų GNU branduolys, GNU operacinė sistema, aš Linuxo nedaryčiau. Taigi 91 metais spalio 5 dieną jisai parašė į grupsą, kad yra kuriama tokia operacinė sistema. Ir po kažkiek laiko, ar būtent tuo metu buvo išmesta kažkokia versija. Išmesta, tai aš vadinu tai, kad jinai tapo pasiekiama visiems, buvo išmesta į tinklą ir atsiliepimas buvo toksai, kad po, ar būtent su FSF ar kažkuo, tai būtent vienas iš autorių tokios laisvos ar atviros programinės įrangos pasakė, kad jūs nepatikėsit, aš išmečiau savo programą į internetą ir sako, aš jau vakare jau buvo pataisyta, tarsi daugelis žmonių jau ją pataisė, jau ir atsiuntė man atgal. Tai sako, tai buvo toks kaip nuo kalno viršūnės paleista gniūžtė, kuri apačioje tapo didžiuliu, kaip mes matome, didžiuliu tokiu sniego lavina. Va, ir tęsiant, reiškės, jau nesiplėšint per daugiausiai 93 pats naudojo Debian, reiškės, 93 metais 08 mėnesį, tai yra rugpjūčio 16 dieną, Janas Murdokas
paskelbė apie Debian operacinės sistemos atsiradimą. Debian pavadinimas iš Debora, jo draugės, ir Janas, jo vardas. Ir štai, va čia, atsirado 98 metais pats institutas ar iniciatyva. O atviro kodo iniciatyva. Erikas C. Raymondsas ir Bruce'as Perensas būtent pradėjo vykdyti šią veiklą. Ir dar daugybė žmonių. Taigi, kaip tai gali būti nemokama ir kokybiška, jau mes aptariam taip. Aš čia tik tai pastabą, kadangi prieš tai, kad čia yra atviro kodo skaidrėse galima. Būtų labai faina matyti nuotraukėlės tų žmonių, kurie prisidėjo. Nes dabar tu pasakei pavardės, pavyzdžiui, bet taip ir nesimatė. Kaip vis dėlto jie atrodo? Jo, teisingai. Gerai, aš šitą pataisysiu. Dėkoju. Liudininkas, jisai man pirmins. Įdėti nuotraukas į prezentaciją. Gerai, dėkoju. Reiškės, bazaras, kaip aš minėjau, Cathedral and Bazaar metodologija, katedros ir turgus metodologija yra populiari nemokamos ir atviro kodos programinės įrangos kūrimo metodologija. Ir pirmieji, kažkur vėlgi, Raymondsas atvarė pas Netscape organizaciją ir pasakė, kad jūs turite naršyklę Netscape Navigator. Jūs galite, jinai yra labai nenaudojama ir jums būtų labai, nes jinai yra labai skylėta ir labai bloga. Galbūt galėtume panaudoti turgaus principą ir išmesti ją į turgų, žmonės paimtų, pasinaudotų, pasižiūrėtų, pamodifikuotų ir iškas ten viskas būtų gerai. Ir iš tikrųjų Navigatorius pirmas, kuris išmetė savo tokią komercinį programą, kaip jums atsimenam, 1975 metais prasidėjo judėjimas nemokamos programos, tai yra mokamų uždaro kodo programų. Ir 1968 didesnė organizacija marketinginė, tai yra komercinė, išmetė savo produktą į nemokamus vandenis. Ir dabar šitas projektas buvo pervadintas, kadangi buvo pakeista licencija, į Mozilla organizaciją. O žinome, kad Mozilla dabar gamina Firefox'ą, Thunderbird'ą, Sunbird'ą ir visus kitus produktus. Tai yra labai populiarus ir labai nusisekęs produktas. Tai yra labai kokybiškas, beje. Tikrai yra, aišku, trūkumų, kiekvienas turim trūkumų, bet tai yra kokybiškas. Taip pat Cygnus pirmasis verslo palaikymas. Tokių nemokamų programų pirmasis verslinis palaikymas, verslinis sprendimas. Daugelis verslo organizacijų bijo nemokamų kodo, nes nėra palaikymų. Niekas už tai neatsakingas. Taigi buvo pirmasis. Toliau Apache, tai nematomas mūsų kibernetinis palydovas. Dauguma puslapių, kuriais jūs našote, jie yra patalpinti tose serveriuose, kuriuose yra ta plunksna, tas Apache serveris, kuris būtent ir jūs aptarnauja, kuris leidžia prie jūsų prisijungti. Red Hat'as tai yra pirmoji serverinė organizacija, kuri parduodavinėja serverius ir kuri panaudojo Linuxą, priėmė kaip savo patį pagrindą. Tai yra savo operacinė sistema, tai tapo jau pagrindinė operacinė sistema, jau pagrindas buvo Linuxas ir jų akcijų vertė, po to, kai jie taip paskelbė oficialiai, nuo $58 pakilo per porą valandų iki $208 ir iki $280 vienos akcijos vertė. Tai yra, kiek tas buvo parodė tą pozityvumą, nes tai jau buvo geras pavyzdys Netscape navigatorius, nes jis labai gerai išsivystė tuo metu jau. Taigi, žinoma, vėlgi, kaip ir aš sakiau, jau mus supa atviras kodas, tai yra tas pats Androidas, daugelis išmaniųjų telefonų turi operacinę sistemą Android ir Google prie tos operacinės sistemos, prie atviro kodo, prie jų labai kovoja su patentais
ir Europoje labai padeda, reiškia, Google. Labai didelį įnašą turi Google. Taip, toliau vienas iš tokių dar labai pasisekusių ir plačiai naudojamų, tai yra Steriskas, VoIP telefonijai serveris, kuris atsako už balsų perdavimą nuo vieno telefono iki kito. Ir dar iš kitos operos visai pasakymų projektas, tai yra Wikipedia. Jis yra nemokamas atviro kodo produktas Wikipedia, kur visi žmonės kažką rašo, gali parašyti savo straipsnius. Taip. Štai bendruomenė ir autorinės teisės. Bendruomenės ne pagrindinės, o tokias išskirtinės, kurias aš norėčiau paminėti šiandieną, tai būtų Jamendo.org, kur galima pasiklausyti nemokamai muzikos, iš tikrųjų nemokamai ir kuri muzika yra atvira, ne atvira, atsiprašau, o laisva. Kuri muzika yra laisva. Kuom laisvumas skiriasi nuo atvirumo, tai būtų kitos paskaitos tema, jeigu, sakau, vasaros pabaigoje apie licencijas, tai dabar šnekame. Toliau Linux Questions ir Unix.com, daug naudotojų naudojasi, tenais aptarinėja kažkokios problemas, naujienas, dar kažką. Taigi, ir čionais matom paveiksliukas, mitingas, buvo nesusitikimas nuo žodžių, o tiesiog mitinguoja žmonės, prašo grąžinti jų pinigus. Buvo tokia situacija, nepamenu metų, yra toksai ELGA, irgi viena iš licencijų, kurias yra pasirašyta Windows. Ir joje yra parašyta, ten labai aukštai kažkur buvo bent jau. Ir parašyta, jeigu jūs nesinaudojate šitą programinį įrangą, ateikite ir mes grąžinsime jums pinigus. Ir štai tiek žmonių susirinko ir reikalavo savo pinigų atgal. Tai visai nedaug susirinko. Taip, čia netrodo daug, bet iš tikrųjų tai buvo labai didžiulis laukas ir jau užpildė visą Microsoft'ui skirtą aikštelę tuo metu. O kaip jie gali įrodyti, kad jie nesinaudoja? Ir kokią dalį jie atsijimti nori? Už operacinės sistemas, dažnai jie nusipirko kompiuterį, kuris buvo jau kartu su operacinė sistema Windows. Jeigu jie visą operacinę sistemą nesinaudoja. Taip. O jeigu aš nesinaudoju, aš sumokėjau, bet nesinaudoju jos dalim. Jeigu naudojas bent kažkiek, tai tu jau naudojas. O jeigu visiškai nesinaudoja, tai yra pas juos buvo kompiuteriuose, nebuvo to Windows, jie buvo vien tik Linux instaliuoti, tai todėl jie atėjo ir sako, bet gal jie kažkiek pasinaudojo? Gali būti, kad kažkiek pasinaudojo, bet vėlgi tenais yra parašyti, jeigu jūs nesinaudosite ir nebus visai nenaudojama, tai... Tai jie, reiškia, pirkdami įrangą nemokėjo už tai? Mokėjo, tai kompiuteriai ateina su operacinė sistema. Taip. Čia gal papildyčiau, kad ta prasme naudojimas turint omeny ilgalaikis, kadangi kiekvienas produktas jisai turi tą tokį bandomąjį laikotarpį, kuriame tu gali įsitikinti, ar jis tau tinka, ar tu jį naudosis. Tai va čia, kaip sakė, kiek aš žinau situaciją iš tos pusės, kad būtent ir buvo, kad pasinaudojai, tau nepatiko, tu pradėjai ieškoti alternatyvą, suradai alternatyvą ir tu nusprendai, kad taip alternatyva tavo surastų, tau atitinka tavo poreikius geriau negu tas siūlomas iš karto produktas. Ir ta prasme, pagal licenciją jie galėjo reikalauti šių pinigų. Kas, tarp kitko, ir dabar labai sėkmingai daroma, bet dėja ne visi žino. Yra žmonių, kurie perka kompiuterius, permoka už Windowsus. Realiai, kadangi gamintojas jos, taip sakykime, netgi primiktinai bando įdėti į siūlį, kadangi iš to jisai papildomai užsidirba. Tai gerai, pavyzdžiui, va šitas kompiuteris, ne? Jis turi licenciją Windowsui. Taip. Bet aš... Tu juo nesinaudoji. Ir tu gali paprašyti pinigų už tai? Taip. Taip ir padaro. Taip, bet jeigu, taip, tai yra, bet atsiranda visokių subtilybių, kai kartais, bet taip, bet kiekvienas galim tai padaryti, jeigu naudosime Linuxus, galime tai padaryti ir teoriškai turėtų grąžinti pinigus, bet dabar yra padarytas sprendimas, kad jūs galėtumėt nusipirkti kompiuterį be Windows. Nelabai kas nori grąžinti būtent to Windows dalies, nes ta Windows kaina yra, su kompiuteriu nėra pigesnė. Ir, žodžiu, atsiranda tokių konfliktų.
tokį, jeigu galima, palyginimą, kuris man šviečiasi, nes irgi dažnai tenka su vartotojais bendrauti. Jūs perkate mašiną ir jums priedą dar duoda priekabą. Su tą mintim, kad jeigu jūs vešite smalkų, jums tą priekabą pravers. Bet ne faktas, kad jūs kiekvieną dieną norite tampyti tą priekabą. Ir automatiškai gaunas taip, kad jūs jos negalite atkabinti. Ir pas jums, grubiai tariant, privilinta prie jūsų mašinos. Ir būtent šis dalykas ir yra dėl to kilęs, kad jūs turite galimybę atsisakyti, bet ne visi žinote tą galimybę. Ir kitiems yra gaila laiko, gaila kažkokio savo papildomų sąnaudų aiškinti šitos dalykus, jie pradeda važinėti su tą priekabą. Va. Štai. Kas yra atviras kodas? Mes aptarėme, ne? Trumpai tai yra dalinimasis savo intelektinę nusavybę, savo intelektinę galia, ką jūs galite paviešinti su visais ir gauti kažkokį atbulinį rezultatą. Vienas iš tokių pavyzdžių mano gyvenime susidūriau su tuo pavyzdžiu, kad aš studijuodamas dalinuosi informaciją su aplinkiniais. Ir aš iš to gaunu dvejopą naudą, jeigu žmogus nenori gilintis, jisai nesigilina ir aš tada gaunu didesnę kvalifikaciją. Nes tas žmogus yra bukesnis ir jis mane sudaro konkurencijos. O jeigu žmogus gilinas ir jis manęs paklausia, o tai kaip čia nesreikėjo, aš jam paaiškinu. Nežinau, kad jisai yra protingas ir jisai kažką kitą man paaiškina. Tai yra būtent, tas ir yra atviras kodas, tai yra būtent, kai tu daliniesi ir kai kažkom reikia kažko, tai tu irgi, reiškia, suteikė, jisai pasiema iš tavęs, tau gražina savo atnaujinimus, savo pataisimus. Va, tai yra, nes tik iš diskusijos gimsta teisybė, ne? Tai yra, šiaip su negalima pilna pusė teisybė. Čia gal galima būtų tokį pavyzduką priminti, kad jeigu žmogus, tarkim, turi vieną obuolį, o kitas jo neturi ir jisai jam tą obuolį parduoda grubiai tariant už litą, tai jisai turi litą, bet neturi obuolio, o nors žmogus turi obuolį. Bet jeigu žmogus turi idėją ir kitas turi idėją ir jie tam idėjom apsikeičia, tai kiekvienas iš jų turi po 2 idėjas. Tai čia va panašiai, kad dalindamasi savo mintim, savo išdarbį, gaunasi, kad kitas žmogus pasidalina su tavim savo išdarbį ir jūs abu praturtėja. O tai nėra, kad turtėja tik vieną pusę. Blogiausia atveju tu sužinai, kad tas žmogus nieko nežino. Va, ir štai, taigi, atviras kodas jis mus supa, mes čia jau galim pakeisti ženkliukus, čia reikia šaukštuką uždėti, ne? Čia saugokis, čia galbūt pridėčiau klaustuką ir sakyčiau, nesisaugok, o tarsi kaip tik naudok tą dalyką. Bet čia kiekvienas pats turi spręsti, kaip jis nori uždirbti pinigų, nes būtent Čionais, kaip tai gali būti kokybiška ir nemokama, jeigu žmonės kažką turi vis dėlto valgyti, tai įmamas mokestis už palaikymą, už tavo žinias, kurios bus aptarnaujant, arba iš kitų, tarsi, kadangi pas tave, pavyzdžiui, bus kažkoks nemokamas kinas, ateis kažkokie žmonės, tu galėsi pristatyti ten daug kažkokių reklamų, žmonės pamatys, reiškia, simti pinigus iš reklamų ir taip toliau, atsiranda daugybė didelė erdvė, kur galima kažką kitą daryti, gauti pinigus ir gauti didesnius pinigus. Taip, toliau bendruomenė ir autorių teisės, reikia gerbti, mylėti ir dalintis. Vėlgi, bendruomenė, gaila neradau, yra daugybė, buvau prieš tai radęs daugybę nuotraukų iš atvirų tokių suvažiavimų ir paskui afterpačio. Tai yra daugybė linksmų nuotraukų ir taip toliau, kad gaila norėjau irgi pridėti. Ir konkurencija ar bendradarbiavimas ir ateities ir perspektyvos. Taigi, apie konkurenciją ar bendradarbiavimą mes savaime pašnekėjome ir ateitis ir perspektyvos. Aš manau, kad ateitis yra, aišku, ne 50-50 su mokama programinė įranga, bet ateitis tikrai yra. Ir būtent galbūt ne tik programinė įranga, būtent atviro kodo yra visam gyvenime yra atviro kodo ateitis. Perspektyvos labai miglotas realiai, nes vienu metu Linuxas pirmauja,
tam tikrose srityse. Kitu metu mokamos programinės įrangos gamintojai pradeda lysti į tas nišas, kur pirmauja atviras kodas. Atviras kodas tada, mes eisim į dar kitas nišas. Ir taip plečiasi, o žiūri, tu praleidai kažką tenais jau pasilpniai, jie veržiasi tenais. Tai yra kiekvienas darinys, kuris egzistuoja ilgiau negu porą metų, aš skaitau, yra naudingas ir jisai padeda vystytis ne tik nemokamam kodui, bet ir mokamam kodui. Va. Ir konkurencija, sveika konkurencija visada yra gera konkurencija. Ir dabar, jeigu daugiau nėra idėjų, minčių, klausimų, taip yra. Toks klausimas, kažkaip tai visur per visą tą, taip sakyti, mūsų paskaitėlė buvo tik tais teigiami dalykai pasakojami apie atvirą kodą. Ar nėra taip pat neigiamų dalykų, kada atvirų kodų, kaip sakyti, principų yra dalinamis informacija, kurią gali pakenkti žmonėms? Tos pačios paėmus žolelių mišinį, kuris gali nepagydyti, bet užmušti žmogų. Taip, tai yra žiūrima. Ar tai vis tiek reikia tą dalintis? Taip. Nes jeigu aš žinosiu, kad toks darinys užmuša, teoriškai, ne? Paimkim vėl. Jeigu aš žinosiu, kad būtent su žolelėm labai geras pavyzdys, galima labai gerai apsiginti. Aš žinau, kad toks darinys, tokias žolelės mane užmuš, aš pažiūrėsiu, ne, čia kažkas blogas. Tarasme, jau jeigu aš žinosiu, kad tas žudo ir, tarasme, aišku, turi tada visi tai žinoti, kad šitas yra blogai, tada visi, ne, čia blogai yra. Taip pat informacijos saugumo kompiuterinių požiūrį irgi yra blogis atviras kodas, nes galima peržiūrėti kodą ir pamatyti, kur yra skylė ir pradėti lysti ir kažką sugadinti, pavogti, ištrinti ir taip toliau. Bet vėlgi, tai yra ir geras dalykas, nes jeigu tai yra atviras kodas, reiškias, jūs vienas įlindo, surado klaidą, galbūt jau kažkas įlindas buvo ir jau ją pataisė. Tai yra, nėra pastovaus tokio kažkokio dalyko, tai vėl visi turi blogasis pusės. Tai yra, aš turiu minį, kad, ta prasme, tas grėsmės gal reikėtų vis dėlto vos ne irgi su šauktuku pranešti, kad tai yra atviras kodas, ta informacija yra laisvai platinama, bet turėk omeny, kad jeigu tu nesi žinovas tos srities, nesi specialistas, tai tau ta informacija gali ne tik padėti, bet ir pakenkti. Taip, bet ir mokamas kodas taip pat gali nupirkti. Taip, bet mokamo kodo biškai gali būti kitokia situacija, nes jeigu tu imi už tos pinigus, tai jau sužesotas, kad jisai atitiktų savo, kaip sakyti, tikslą, kuris yra jam jau, kaip sakyti, pririštas. Kitas parduoda, kad tik nori. Čia vėlgi, kaip sakyti, irgi grįžtant prie mūsų pavyzduko su žolelėm, mažas kiekis gali padėti, bet didelis gali jau pakeikti. Bet čia tam pačiam atviram kode tu surasi ir daug tų paneigimų, o ką pat pasakei, tu perskaitysi daugybę atsiliepimų, kur tu įsitikinsi, kad iš tikrųjų čia yra blogai. Tas pats, kaip reklamuoja paslaugas, ne? Vat viešbutis, koks jis gražus, nes nuotraukų pridaro tokių rakursų, kad be galo gražu. Ir taip pat tu kur žiūri atsiliepimus. Ir skaitai atsiliepimus ir išvadą darai. Pagal savo turinį. Jo, tas teisingai, bet aš turiu omeny, kad mintis, kad atviru kodu galima dalintis ne tik, kaip čia atsakoma, tai yra blogas dalykas, bet apsne, gal tikslas to dalyko ir yra kaip tik pakenkti, nes jeigu paimti kokį nors pesticidą, kuris nužudo ten tos kenkėjus, tai jo tikslas yra būtent žudyti tos kenkėjus. Bet jisai, tarkim, žudo vieną tipo kenkėjus ir žmogus panaudodamas, tarkim, kažkoje tai savo augmenyje, jisai, pavyzdžiui, gali neįvertinti tas grėsmės, kurį gali jam suteikti, žudant, pavyzdžiui, kažkoje tas naudingas savybės kitų augalų, kam tas pesticidas nėra pritaikytas. Tai mano manimu, kad šnekėdami apie atvirą kodą reiktų vis dėlto numatyti tokią situaciją, kad tas atviras kodas savyje turi vis dėlto galimybės pakenkti tiems dalykams, kurių žmogus nėra specialistas, nors jis jį gali bandyti naudoti. Taip, ta prasme, aš manyčiau, kad apie tai reikėtų irgi šnekėti. Nes dabar tokia gaunasi rožinė, kaip sakyti, savotiškai idėja, kad... Šiandien buvo rožinė, kitą kartą bus jau neigiama pusė. Taip, tai ne tai neigiama, bet tiesiog reikia šauktukas turi būti, kuris... Jo, kad prieš naudodamas vis dėlto perskaityk instrukciją savotiškai. Taip, tai galbūt šitą nesingai, čia galima šitą... Ir saugokis, šitoje vietoje šitą reikėtų iš tikrųjų paminėti. Tai
bus kur Du antrą šauktukus versiją prie žodžio daryti. saugokis. Iš priekio dar vėl. Ir iš priekio tą klaustuką gali pamastyk. Ir nežinau, kaip ir sakiau, gerbėm autorinės teisės. Štai pagrindinis šaltinis yra Wikipedia. Prieš prezentaciją nelabai tikriausiai kas buvo, bet buvo leidžiama pora atviro kodo filmų ir filmų trailerių. Tai yra traileris, tai yra pristatymas filmo. Neteisingai pradžia renginio buvo paskelbta. Mes įpradžią? Bet nematėm filmą. Aš pamiršau apie tokį dalyką kaip registracija, bet aš teisingai, čia yra mano irgi bėda. Ir štai čia buvo apie muziką. New York Times'uose atspausdinta apie muzikos būtent patentus. Buvo irgi idėjos daug, bet prasme nesikavo šiandien, bet vėlgi visada galima antrai versijai padaryti ir taip toliau. Ir būtent pats video prie šitos revoliucionarios operacinės sistemos video. http://video.google.com/videoplay klaustukas doc.id lygu 770755926277775409. Tikiuosi visi įsiminė. 77075589. Dėkoju už jūsų laiką, išeikvotą ir pabūtą, kad pasakėt savo idėjas, mintis, paklausėt, sugalvokit kažką pataisimas, visada atsiųskit man elektroniniu paštu, elektroninis paštas belenkas@lpik.lt arba belenkas@qwq.lt arba belenkas@ruu.lt, taip kaip jums patogiau. Arba per Google surasite šitą prezentaciją ir tenais bus mano kontaktai, komentarai ir visi kiti. O kaip per Google surasite? Pavadinimas mūsų prezentacijos buvo atviras kodas ir jo svarba nuomonės visuomenė. Čipong ir reiškiasi. Taip, klausom. Dar truko tavo asmeninio kaip puslapio. Kad nuoroda būtų skaidrėse, tai čia būtų, man atrodo, pačiam naudinga ir informatyvu. Nu, teisingai. Ir kontaktus rastume, neieškodami Google. Taip. Dėkoju tada dar kartelį visiems ir dėkoju už tai, kad atvykot. Dėkoju ir jums, dėkoju ir iki susimatymo vasaros pabaigoje. Čia gal kažkas ir norėtų paklausyti, tik nežino, kad yra rengiama, tai tu reklamuoji prieš tai kažkur, tai daugiau kažkur. Jo, bet aš labai nedaug